Labas, smagu, kad užsukai į Autolizdo kanalą. Šiame video pasakosiu apie savo šviežiai įsigytą Golfą GTI sedano kėbulę. Tai yra Volkswagen Jetta GLI 2 litrai turbo benzinas su kalimo požymiais. Ir šiame video pasakosiu apie savo atradimus, papasakosiu subtilybės, kaip motoras dirba ir kaip kuriasi gęsta ir panašiai. Beje, jeigu domina su BMW susijęs video turinys, Autolizdo kanale rasi net 13 video apie mano X-kompakto 3 litro benzino istoriją. Įskaitant Dino matavimus, sudėjus M50 kolektorius, Dino stendas po ryčio mepo, kiek arklių pridėjo kompaktui, labai įdomi istorija. Taip pat apie originalius nebrangius BMW kaltinius ratlankius, apie poliuretaną automobilio važiuoklėje, apie mano patirtį trekdėjos ir panašiai. Taip kad gero žiūrėjimo. Dabar svarstau važiuodamas, koks bus rezultatas visų šitų ieškojimų. Ar reiks paleisti 300 eurų iš piniginės. Ir, taip, paplodinti. ar tiesiog bus kažkokia fiškė, kurią taip bam, jungsim į motorą, tad pakeisim ir kokį reguliatorių, pavyzdžiui, tepalo slėgio ir taip pėst, lietuviškas ištiktukas. Tik tai susijungia, susitvarko, dingsta visi leksėjimai, tada į bruožai ir o čia tada ultilafa, taip nirvana. Būtų geras dylas šitą žietą, bet jeigu reikės 300 paleisti, neįkvepia, tai bus įdomu, tai kviečiu paprenumeruoti ir pasekti kanalą, nes šiaip reziumė bus čia. Tai tikrai kelsiu, galėsim pamatyti ir paskaičiuoti pinigus, kiek kainavo tvarkymas šitų defektų. Minė hipotezė buvo, kad įtempėjęs grandinės, nes šitų variklių viena iš pagrindinių ligų, kuri buvo tik pradėjus leisti iš motoros 2 litrus 4 cilindrų turbo į Golfus GTI-nus, tai buvo būtent šita, kad įsitampydavo, bet tiesiog jo greitas susivaikščiodavo, susidėvėdavo, žodžiu, įtempėjęs grandinės ir ko pasikoja pradėdavo kalt, dingdavo slėgis, tepalo ir ten buvo daug reikalų. Sako draugas, dėk, sako, į Autopliusą, parašyk, tada nieks nesupras, nes dirba tai panašiai. Tai reziumė, Jetta 2016 metų, 2 litrai turbo, 4 cilindrai, 155 kW. Čia yra 6 Golfų GTI variklis. Iš Amerikos, iš Kanados. Sakoma, kad silpnoji vieta grandinės ir grandinės įtempėjas. Diagnostika ką rodo? Bet prieš tai pasakysiu, kad trauka yra mažesnė negu turėtų būti. Jisai traukia, bet kažkaip tikrai ne taip. Ant stendo nevarysiu tokio motoro, kad nedamuš iki galo, bet kokie kiti požymiai, kuriasi šaltas, kartais to tokiu, kurį pabandysiu dabar parodyti. Kuriasi šiaip gerai, prie bet kokios temperatūros, tiek šiltas, tiek šaltas, užsišilęs šiaip užkūrimo metu tas yra kartais, o dirba šiaip gražiai šaltas motoras dirba gražiai, nepaiso to kartais, kuris būna užsikuriant. Šiltas variklis dirba klaksėdamas iš vidaus. Dabar einame lauką. Parodysiu tuoj, kaip jis gęsta. Va tas garselis. Viskas, ką diagnostika rodo tepalo slėgio reguliatoriaus klaidą, kurį šiaip neužilgo ir pakeisim. Kas dar? Viskas, jo, daugiau nelabai ką ir rodo. Fazės vėlinėlių rodo beveik nepakitusios, 0,2 laipsnio viena į pliusą, kitas 0,0, kas iš esmės reikštų, kad grandinė lyg ir nėra pasitampius. Mano žiniomis, ką pavyko išgooglinti, jeigu turite kitokių žinių,
labai lauksiu komentarų ir spėjimų. Padignozuokim. Klausimas toksai, jo, čia Wanderas vidis, ar kainuos 3 štukas remonto kapitalinis? Variklio remonto kapitalinis. Ar kainuos remonto kapitalinis 3 štukas? Va kaip šneka Žygintas. Tai va, ar kainuos variklio remontas 3 štukas, ar pakeisim fiškę kokią ir viskas išsispręs. Aš labai to norėčiau. Bet ar tai bus, aš nežinau. Na, pažodžiu. Pažiūrėsim ir see you later, alligator. Šiaip kviečiu prenumeruoti, bus naujienų. Iki.